Laba diena. Mm, Sveiki. Labai malonu, kad mes šiandieną prisijungiame kartu su Jarūne. Aš esu Indrė. Kas manęs nepažįsta, trumpai pasakysiu. Esu sąmoningos karjeros kaučerė ir transformacijų mentorė ir man labai miela šiandieną bus pakalbėti su tavim, Jarūne. Jarūne, prisistatyk, kas tu esi? Mane daugiausia, kas pažįsta, tai kalba apie transformacijų irgi meistrę ir būtent dirbu su moterimis santykių srityje, bet netgi pasakyčiau, kad tai yra gyvenimo pokyčių coachingas pas mane labai stiprus ir tuo pačiu esu psichosomatikos specialistė, tai apjungiant visas šitas žinias, einam į pokyčius lengvai, paprastai, kartais ir taip jau papurtančiai, bet labai labai stipriai. Taip, iš tikrųjų pokyčiai nėra lengvi ir tai yra paskutinis dalykas tikriausiai, ką žmogus smegenys ir protas norėtų patirti gyvenime, nes jam viskas gerai ir taip, kaip yra. Na ir šiandieną mes susitinkam kartu tam, kad pakalbėtumėm iš tiesų apie vieną iš pagrindinių vertybių žmogaus gyvenime, apie laisvę. Ir ką daryti, jei jautiesi įvarytas į kampą, ką daryti, kai atrodo, kad laisvai kvėpuoti nebegali. Ir mes šiandieną dvi specialistės, transformacijų mentorės, diskutuosime apie laisvę. Jo, man šita tema irgi labai aktuali yra iš savo asmeninės patirties, nes kai prieš keletą metų gryninausi vertybės, būtent laisvė ir buvo mano pirmam sąraše pati svarbiausia. Ir aš labai labai puikiai jaučiu, kai tik mano laisvė yra peržengiama arba aš kažkur tai nepastebiu, kas vyksta mano aplinkoje. Aha, jaučiu kylančias emocijas ir man būtent tos emocijos parodo, kokia vertybė paliesta ir tai dažniausiai būna laisvė paliesta. Suvaržymai. Tai va šiandien iš tikrųjų su Indre ir pamatysim, panagrinėsim, po kuogi slepiasi ta laisvė, kas gi vyksta su mumis, iš kur tas poreikis galbūt net kyla tos laisvės, kada jisai pasireiškia. Man irgi labai ačiū, Indre, įdomi tema ir įdomu, kur mus nuves šitas pokalbis apskritai. Ir aš galvoju, kad čia bus ne vienas pokalbis, mes šitą temą, nes tokia tema yra plati ir mes ją išrituliosim per keletą galbūt laivų ar susitikimų. Bet dabar norėtųsi atkreipti dėmesį į tokias situacijas, kad jei mes, pavyzdžiui, gyvenime sakom, kad mane tiesiog dusina aplinka, dusina santykiai, aš negaliu laisvai reikštis, aš negaliu laisvai kvėpuoti, darbas riboja, varžo mano laiką, varžo mano savirealizaciją, mane riboja vėl finansai. Vat kokia ta laisvės, kai žmogui trūksta laisvės, kokia yra retorika. Man visada įdomu ir aš taikau tą metodiką, kad patyrinėt, o kokius žodžius aš vartoju, kokią leksiką aš vartoju, kaip aš, nes žodis turi galią, ar ne, ir kaip aš savo kalboje vartoju, kokiam aš žodyne gyvenu. Ką tu pastebi, kaip žmonės įvardina tą laisvės poreikį? Iš tikrųjų yra sakoma, ar ne, aš tuoj uždusiu. Yra va tas, netgi jie patys kartais net nesuvokia, kas juos taip stipriai riboja, bet jaučia, kad tas įvarimas į kampą patį. Negalėjimas veikti tai, ko norisi. Rinktis tai, ko norisi. Išreikšti save, kaip norisi. Iš tikrųjų, va tas tikriausiai dažniausiai ir yra pasireiškiama per tą dusinimą ir įvarimą į kampą, užspeistimą į kampą, kiekvienas kažkokio įkalinimo. Jo įkalinta jaučiuos narvelyje arba užburtame rate, kūne, ar ne, vat visi šitie žodžiai, jie kalba apie tai, kad mes turim giluminį poreikį išsiveržti, išsivaduoti iš kažko, kas... Jo, nes ir sako, žinai, Indrė, sako, tuoj sprogsiu, nebegaliu, ar ne? Tuoj sprogsiu, nebegaliu, jo, tikrai taip ir sako. Bet man, žinai, kadangi tu esi ir dirbi ir esi, išmananti tą ir psichosomatikos pusę, vat, kaip tau atrodo, vat, kokie
koks čia ryšys yra tarp tų žodžių, pavyzdžiui, nu, mane dusina, arba kai žmogui trūksta tos vidinės laisvės. Kaip tai pasireiškia psichosomatikos lygmenį? Tai va būtent ir, nu, kadangi pasakei žodį dusina, tai tiesiog ir pasireiškia. Jeigu stebėti žmonės, kurie turi problemų su bronchais, su plaučiais, su ta pačia astma netgi, ar ne? Mhm. Tai būtent ir yra apie tai, aš visada klausiu, kur tu jautiesi suvaržytas. Kur Mhm. tave gyvenimas riboja. Tai gali būti, kad aš gyvenu, netgi yra tokių atvejų buvę, kai pas vaiką astma ir klausiu mamos, kas vyko, nes nuo mažens yra astma, o pasirodo, kai gimė vaikas, persikraustė pas tėvus į namus gyventi, vienas kambariukas mažas, vaikas verkia per naktis, vyras šalia miega, tu tam vienam kambariukė bijai išeiti į virtuvę ar į kitą kambarį, nes tenai uošviai gyvena ir Net tu tik jautiesi toks teritoriškai tai va. suvaržyta. Taip, netgi teritoriškai suvaržytas, ar ne? Lygiai taip pat mama kalba apie vaiko bronchitą, vaiko netgi plaučių uždegimą. Aš sakau, kokioje situacijoje įkalinta, įkalinta santykių, kad negali išspręsti, va, uždaram rate kažkokiam, tai aš įstrigau ir negaliu išspręsti šitos situacijos, nematau išeities, be išeities. Aha. Arba, vat sako, užspaudžia gerklę, ar ne, užspaudžia Taip, kažkas ir tu negali išsakyti ir tai paskui pasireiškia va tokiais irgi jo. dalykėliais. Tai Mm. va, būtent va, visi kvėpavimo takai būna, kad jeigu žmogus save labai stipriai riboja jausmų išreiškime, sako guzulas gerklėje. Negaliu nuryti. Tai gali simbolizuoti tuos pačius ir skydliaukės problemas, gali simbolizuoti ir rūgštingumą kylantį. Ypač va labai greitai mums skrandis, refliuksas, gastritai visi parodo irgi apribojimus, kai mano laisvė yra įtakojama kitų nuomonės, pavyzdžiui, ar ne, arba ten gali būti, aš pati turiu šitą dalyką ir aš labai jaučiu, kai mano antra pusė bando mane įtikinti savo tiesą ir jeigu aš nepajaučiu to ir leidžiu jam ir pradedu savim abejoti, o taip, nu jo, gal jisai protingesnis, gal jis čia gudresnis kažkom, tai ir žiūrėk, jau man kitą dieną refliuksas, galvoju, o papa, Nu, reiškia, jau va, signalas, vis ane? tik tai jo, tai buvo neteisingumas prieš save, aš priėmiau kito informaciją, už gryną pinigą, aš net nesuabejojau tuo, bet tai nebuvo teisinga mano atžvilgiu. Ir aš dabar labai gražiai pradedu stebėti, sakau, nedaryk spaudimo, aš tave girdžiu, viskas okei, aš tavo Va. nuomonę priėmu, bet Aha, ir čia labai aš iš tavęs išgirstu labai svarbią žinutę, kad nedaryk spaudimo. O iš tikrųjų, vat, kada mes jaučiamės nelaisvi, tai tada, kada mes jaučiam būtent spaudimą. O to spaudimo tikrai yra labai, nu, visur, tiek darbe, va, tiek tu dirbi santykių srity, žinai, kiek ten spaudimo patiriam. Bet vat, aš kaip sąmoningos karjeros kaučerė, kur nu, tikrai pas mane ateina su tokiom užklausom dėl darbo keitimo, dėl negalėjimo būti savimi darbe, kaip man save realizuoti darbe, kad ir kaip ir patinka darbas ar ne, bet patiria tą spaudimą iš vadovų, iš klientų, iš bendradarbių. Ir va čia žmogus jaučiasi taip, tarsi neturėtų laisvės rinktis. taip. Ir čia yra dar vienas labai svarbus aspektas, kurį reikia paliesti, ar ne, kad vat, laisvė neįmanoma be leidimo savo rinktis. O ką daryti, kai atrodo, tu nematai, kur čia tie pasirinkimai. Ir atrodo, tau visas gyvenimas, aplinkybės rodo, kad tu pasirinkimo neturi, nes va toks gyvenimas, nes va taip yra, taip visi gyvena, aišku, čia pareina ir ten visokios programos iš tėvų, iš giminės, iš dar ten visokių ribojančių įsitikinimų. Bet vat ką aš noriu tokią įžvalgą pasidalinti, dabar ateina į galvą, kad iš tiesų tas laisvas pasirinkimas, jisai iš vienos pusės atrodo, kad mes jį turim ir mes turim rinktis arba. Na pavyzdžiui, arba aš išeinu ieškoti kito darbo, savo kažkokio, nu, kitos krypties, kitos veiklos, nes aš čia jaučiuosi savęs nerealizavusi, čia taip ir taip, arba aš čia pasilieku dėl kažkokių savo naudų, ten finansų, dar ten saugumo ir panašiai, ar ne? Ir mes taip save dar labiau suvaržom, todėl kad ten, kur yra du variantai, arba tas, ten nėra laisvės. Ir aš sakau savo klientėm, laisvė prasideda,
kai yra bent 3 pasirinkimai, o jų begalės. Ir aš žinau, kad nu, vat, tu labai daug turi to įžvalgų ir iš tiesų tai reiškia būti toj išgyvenimo paradigmoje, kai mes turim išgyventi ir tai aukojam tada savo laisvę, savo vidinę kažkokį pasirinkimus vardan išgyvenimo, stabilumo, saugumo. O iš kitos pusės yra ta laisvė kurti savo gyvenimą tokio, kokį nori, tai yra laisvo kūrėjo pozicija. Ir čia aš tada galvoju, aha, jeigu mano protas nerodo daugiau pasirinkimų, mane jisai laiko tik tai arba juoda, arba balta, geriausiu atveju pilka, bet tai yra tas pats. O kad yra dar kad visata yra, ar kūrėjas yra toks išradingas ir toks kūrybingas, kad gali pasiūlyti variantų, iš ko tu gali rinktis. Iš tikrųjų, tas kūrybiškumas mūsų yra užgesintas. Aš visada sakau, juokauju ir su savo klientėm, nes jos irgi va taip sako, ar ne, arba ten išsiskirti, arba gyventi kartu ir ten kentėti, Jo. ar ne, ir tas visada kraštutinumų vaikščiojimas, juoda, balta ir panašiai. Aš visada sakau, gerai, tu vienam kraštutinumė buvai, galbūt kitam pabūsi, visada yra viduriukas, kažkoksai tai kaip trečias variantas visada yra, o jų yra dar daugiau. Ir va tas leidimas savo fantazuoti, pasvajoti, norėti, trokšti kažko tai daugiau, leidžia pamatyti daugiau variantų, bet mes to neleidžiam savo apskritai norėti, nešokti aukščiau bambos, man visada sako, tu čia visą laiką kažko nori. Aš girdžiu iš klienčių priekaištus, iš vyrų, iš mamų, iš močiučių, tu nenorėk tiek daug, neprisisvajok čia, neprisifantazuok, čia tik tai svajonėse tai būna tavo. Ir aš pati ilgą laiką iš tikrųjų girdėjau šitą iš savo aplinkos ir aš sakau, bet aš noriu to, aš noriu ir aš tikiu, kad taip yra. Ir dažnai netgi arba sako, arba karjera, arba šeima. Sakau, o jeigu paimtumėm vieną paprastą niuansą. Ir. Tai. Jau bus trečias variantas. Jau bus trečias, o dar galima ir kitaip, ar ne? Bet čia, vat aš girdžiu, ką tu sakai, nes yra nemažai tokių žmonių, kurie turi savyje, jaučia, kaip tu sakei, tuoj sprogs, ne? Jaučia savyje, kad turi daug potencialo, kūrybiškumo, tų svajonių, vizijų, ar ne? Bet kas yra? Jie nuo pat galbūt ne tuščioj vietoje atsiradęs tas pojūtis, kad aš daugiau galiu, bet jisai buvo tiek slopinamas nuo pat ten, nežinau, nuo pat vaikystės, kad žmogus išmoksta nuo tos bejėgystės, išmokta bejėgystė. Panorėsi, praeis, maždaug taip. Ir jeigu pasireiškia kažkokie daigeliai, ar ne, jie gauna atsaką iš savo artimųjų ten, ar tėvų, ar vyro, kvailelė, arba kas tu čia per psichologė, arba kas čia per filosofiją, atsirado čia kūrėja, geriau eik darbą normalų susirast, ar ne? Ir va tą ugnelę, kurią turi žmogus širdie, labai greitai atsiranda žmonių, kurie ją tiesiog nugesina. Ir vėl žmogus jaučiasi, tai kur ta vidinė laisvė? Žinai, Indrė, jie dar netgi jaučia tą nuolatinį, net ir nesuvokdami atidėliojimą gyvenimą. Aš kažkada čia girdėjau, bet bijau, kad nelietuviškai, sako, yra jau toks sindromas, atidėliojamo gyvenimo sindromas. Atidėto gyvenimo sindromas. Jo, iš tikrųjų, ar ne? Ir kai mes nesirenkam gyventi pagal savo vertybės, kaip sakai, ar ne, laisvė, tai mes tada atidėliojam. Jo, atidėliojam ir šito akivaizdžiausias pavyzdys toks iki absurdo, kad aš dabar turiu, vienas iš atidėliojimo to atidėto gyvenimo sindromo yra labai didelis troškimas išsiversti į finansinę laisvę. Tai yra ta fiks idėja, kuri apvaldo žmogų, kad man reikia finansinės nepriklausomybės, finansinės laisvės, nes kai aš turėsiu tą finansinę laisvę, jau tada tai darysiu, ką noriu ir galėsiu savo leisti laisvai, ką noriu. Taip ir sako, laisvai leisti savo dabar negaliu. O iš tiesų, ką tai reiškia? Čia įžvalga tokia, ką tai reiškia finansinė laisvė? Tai reiškia, kad tu laisvas nuo pinigų esi. Eik laisvas.
Eik, laisvas, tu atleistas esi nuo jų, tau, nu, ta prasme, nepriklausomas nuo jų. Tai vat kokį absurdą kuria mūsų smegenys, ne? Va čia per tą žodis turi galią. Jeigu mes ir kalbam, bet giliai nesuprantam, ką iš tikrųjų tie žodžiai reiškia, nu, tai nesistebėkim, kad atrodo, va, siekiam tos finansinės nepriklausomybės, o jos kaip nėra, taip nėra, kaip nėra, taip nėra, kaip kažkas nesiseka, tai nesiseka. Tai skolos, tai baudos, tai kreditai, tai nenumatyti atvejai, tai vėl kaupiau, nusibodo, nutrūkau, išleidau ten, paskui vėl kaupiu. Tai va tai ir yra ta finansinė nepriklausomybė ir yra programa, kaip atsikratyti pinigų, kad tu būtum nepriklausomas nuo jų ir laisvas. Ir čia aš prieinu prie tokios išvados, reiškia, kad už pinigų stovi pinigai nieko nereiškia, iš esmės. Iš esmės reiškia va tą, kada aš galiu išgyventi vidinę laisvę, kad aš viduj galiu pasijusti laisvu žmogumi. Ir tai niekaip nesusiję su pinigais. Taip, būtent. Tas iš tikrųjų nėra indikatorius, mes kai ieškom pinigų, mes juk ieškom būsenos kažkokios, tai o ne pačių pinigų, pats pinigas nieko jisai mums nereiškia. Ir, nu, va, kaip tu pasakei, ar ne, aš pasakysiu tada B, jeigu sakai, jeigu ieškom finansinės nepriklausomybės, ieškokim, ko pakeistą žodį iš principo, ar ne, į ką, ko mes iš tikrųjų norim tame, galbūt finansinės gausos, siekti kažko, tai, bet dėje, šitas vienas pagrindinių yra atidėliojimų per finansinę nesaugumą, nestabilumą, norą būti nepriklausomu finansiškai. Nu va, ir mes prieinam prie tokio klausimo tada esminio. Tai kur slepiasi ta laisvė? Kodėl mes jos siekiam visokiais būdais norim įsiveržti, išsilaisvinti, norim finansinės laisvės, norim laisvo grafiko, norim laisvai jausti su partneriu santykiuose ir panašiai, laisvai save išreikšti ir panašiai, bet kažkaip tai iki galo to nepatiria dauguma žmonių gyvenime. Nu, sakau dauguma dėl to, kad iš tikrųjų tai yra, nežinau, kaip pandemija. Jeigu atvirai tai pasakius, jo, tie, kurie ateina žmonės spręsti savo kažkokių klausimų, aš dar nesu sutikusi laisvo žmogaus vidumi. Nes laisvi žmonės neateina, tikriausiai, ne? Tikriausiai taip yra. Ir didžioji dalis turbūt ir klausytojų, kurie bus čionai, bus tie, kurie nesijaučia laisvi vis tik tai. Ir ieško tos laisvės. Gyvenimo srityje daugiau ar mažiau jaučiasi suvaržyti. Tai mes jau vieną tokį momentėlį pašvietėm, ar ne, klausytojam, kad laisvė slepiasi po tokia fix idėja, finansinės laisvės ir nepriklausomybės idėja. Iš tikrųjų taip, ir bus dar gali slėptis ta laisvė. Ta pati laisvė, ar ne, gali būti paslėpta po iliuziją, kad aš, jeigu viską kontroliuosiu, tada būsiu laisvas. O čia labai įdomus aspektas. Papasakok, kaip tu čia taip priėjai tokias išvadas. Nes žmonės jaučiasi nelaisvi, jeigu jie negali kažko tai daryti pagal save, natūralu, ar ne? Ir ta kontrolė, jinai pasireiškia, bet aš sukontroliuosiu kitų nuomonę, aš sukontroliuosiu kažkokią įvykių eigą, aš sukontroliuosiu rezultatą kažkokio tai užsibrėžto tikslo, aš sukontroliuosiu kitų nuomonę apie save arba jausmus, kurie tenai kyla kitame žmoguje. Ir tada jau, kai aš sukontroliuosiu viską, tada jau galėsiu gyventi. Ir gyventi pagal save. Jo, gyventi pagal save. Reiškia, tam, kad aš galėčiau gyventi pagal save, man reikia kontroliuoti. Taip. Man reikia kontroliuoti. Bet dažniausiai, žinai, koks yra dar vienas dalykas, kad kontroliuoji ne tu, o tave kontroliuoja vidinis kritikas. Tas kažkas, kuris sėdi ir tave surimbų ten muša ir kontroliuoja. Ir sako, aha, kai tu ten padarysi tą, kai tu būsi atsakinga, įsipareigojusi, sieksi savo tikslų, tobulėsi ten, rūpinsies, ten dar kažkokius dalykus darysi, ar ne, va tada tu tarsi nusipelnysi daryti tai, kas tau patinka, tai, ką tu nori daryti.
tik tada, arba, pavyzdžiui, toksai, nu, va dabar paarsiu ten kelis metus, ten po 5 darbus, ten, nu, dabar va susikaupsiu, varysiu ten tiesiai į tikslą, paarsiu ir tada užsitarnausiu tą laisvę. Taip. Užsitarnausiu tą gyvenimą, kur aš galėsiu laisvai rinktis tokio, kokio noriu. Bet tai dažniausiai ir neįvyksta. Nu, jo. Ir dar vienas toksai, žinai, aspektas yra laisvė, kada žmogus, va čia mano irgi buvo vienas iš tokių vidinių konfliktų, kad aš niekaip nepritapau prie sistemos. Ir man tas žodis pats sistema buvo kažkoks siaubą keliantis, jau iškart varžantis kaip tramdomus marškinius, nes sistema kas yra? Tu turi atitikti, tu turi turėti savo funkciją, tu turi turėti pareigas ir viską daryti taip, kaip toj sistemoje reikalauja pagal taisyklės. O čia, man čia tokiai kūrybiškai suprantate, tokias taisyklės čia, o juolab, jeigu aš matau, kad ta sistema, nu, nelabai ir teisinga ten, kaip, nu, ta prasme, aš sau leidžiu ten galvoti, bet ir tas neteisinga, ir tas negerai, ir aš tokia teisuolio pozicija nuo savom teisume gyvenu ir, vat, sakau, va čia tas netaip, čia tas netaip, tai be abejo tokia, nu, nieko keisto, kad ta sistema, jinai tave bando priversti kaip kokį, nu, aš taip ir tą istoriją ir pasakoju, kad aš jaučiausi kaip varžtas, prisuktas arba ne toj vietoj, arba nuolat atsilaisvinantis, kurį visi bando pataisyti, prisukti, o aš vėl atsilaisvinu. Ir tokia nuolatinė ta kova, ir jinai nuvedė į depresijas, į perdegimus, į beviltiškumą, kad čia nieko nepakeisi, aš bejėgė, čia man nusibodo, čia aš negaliu. Nu, vienu žodžiu, va toksai atrodo, eini prieš kažkokią sistemą, nesuprasdamas, kad ta sistema tai irgi yra tau resursas. Bet jeigu tu nenori būti toj sistemoj, tai klausimas, kokių tų atsakomybių nenori prisimti, nu, tenai. Jo, čia tokia... Po kova slepiasi, ar ne? Laisvę mes suvedam sąsają su kova. Pas mus yra toksai, ir čia netgi istoriškai mes galime išvelgti šitos dalykus, kad mums, kaip pavyzdį, Indrė juk visada rodė, kad laisvė yra išsikovojama, jau mūsų mentalitete yra tai. Jo, laisvė turi būti išsikovojama. Ir mes tada kovojam su visais, kurie nėra pagal mus, kovojam savo teisingumą, kurį įsivaizduojam, kad tik tai jisai pats teisingiausias, mano tiesa vienintelė ir viskas turi būti pagal mane, ir mes visada kovojam. Ir mes vėl gyvenam tam pačiam kraštutinume, nes mes, nu, kaip ir žaidžiam tą kovos žaidimą, o ne priėmimo. Taip. Jo, čia kai kam iš klausytojo aš įtariu, kad čia gali kilti irgi didžiulis pasipriešinimas, nes ta tema, vat, kova, laisvė, sistema, vat, tas atsakomybės, tai ką, jeigu aš matau, kad sistema neteisinga, ten, pavyzdžiui, žmonėm nepadeda, ten visokie kitokie dalykai, tai kaip tada aš turiu čia sutikti su ta sistema? Ne, čia reikia suprasti, kas yra ta sistema. Nu, pavyzdžiui, ar ne? Kad ir, nu, imkim šeima kaip sistema. Šeima kaip sistema, čia vat iš to sisteminės fenomenologijos ir konsteliacijų ateinanti mintis, ar ne, kad šeimoje yra aukštesnės figūros ir žemesnės figūros. Nu, visur sistemoje yra ta hierarchija. Nu, va taip yra. Gamtoje yra hierarchija. Visur yra hierarchija. Ir nori tu nenori, nu, tu irgi esi tam tikros hierarchijos dalis. Kaip dukra, aš esu žemesnė figūra šitoj sistemoje, nes aukštesnė yra mama ir tėtis, o iš kitos pusės aš turiu savo dukrą ar ne, tai aš irgi esu ta aukštesnė figūra savo dukrai. Ir čia viskas prasideda nuo to, visi laisvės suvaržymai, visokie jautimas, kad aš neturiu savo vietos, prasideda nuo to, kad aš žinau, kaip tėvams gyventi, žinau, kaip jie turėjo mane auklėti, aš žinau, kaip geriau, aš viską, nu, ta prasme, aš stojuosi į ne savo vietą, o į
aukštesnės figūros vietą. Bet tai Taip, būna ir darbe, tarp kitko. Kai, taip. kai vat, yra kažkokios problemos, jaučiasi suvaržytas darbe žmogus, nu, nepriimtas, ar jam ten sunku būti autentišku, būti savimi. Jisai jaučiasi, nu, kad yra nepakankamai įvertintas, pripažintas, kad gali daugiau ir panašiai. Tai dažna istorija yra apie tai, kad jisai kritikuoja vadovą, mato jo, nemato jo kaip aukštesnės figūros. O plius dar yra kokia retorika yra, kad, nu taip, dabar mes turim būti lygiaverčiai ar ne su vadovu. Kad vadovas ir aš, tai nu, žmogiškąja prasme lygiaverčiai, bet darbinė prasme mes, nu, neįmanoma, kad vadovas ir tu būtum lygiaverčiai vien dėl to, kad tavo pareigų nėra tokių, kokios yra vadovo pareigos. Vadovas neša didesnę atsakomybę, ar ne? Ir, nu, va čia, taip, Reikia išskirti iš po darbo tikrųjų. mes lygiaverčiai, bet kai mus sieja darbiniai santykiai ir čia va, laisvė ir man čia iš karto ribų tema, ne? Vat kur yra Ribų ir žinojimo savo vietos, kas aš esu žaidime šitam, kokią rolę aš atlieku šitam žaidime arba šitam spektaklyje, koks mano vaidmuo yra. Žiūrėti į tai kaip į nu, tam tikrą rolę. Ir kai mes pradedam maišyti rolės, taip, kai bandom viską sulyginti, kas iš principo taip, mes esam lygus, mes skirtingus konceptus maišom iš principo. Ir va čia prasideda va, nu, neteisingumai tie. iškraipimai tokie, Ja. Ir aš labai irgi stipriai matau, kaip susiduria klientės dilemos iškyla, tai kaip man elgtis su tuo pavaldiniu, o ką reiškia vadovas, identiteto netgi konfliktai prasideda pas žmogų. O poroje, Kurioje juo labiau, ten iš viso yra labai labai persimaišę daug kas. Aš kartais klausiu, kas tu esi savo vyrui, va šitoj situacijai įvyko konfliktas. Kas tu buvai savo vyrui tuo momentu? Mama, teisėja, mokytoja, psichologė, bet tik ne vaikas. moteris. Ir dažniausiai tikrai nei viena neatsakys, mylinti moteris. Tai čia konflikte, o mes visą gyvenimą kartais pragyvenam ne toj roliai, kurią mes atėjom. Taip, todėl kad vat, nu, vat, šeima, ta santykiai irgi, tai irgi yra sistema. Ir kai pas mus yra ta programa, aš kovoju prieš sistemą, nes aš geriau žinau, nes čia turi būti mano taisyklės, nu, aš žinau, kokio vyro aš noriu, ir aš jį ten bandau kažkaip perauklėti, ar dar kažkaip aš jo negaliu priimti, atsistoju į tą mamos poziciją, nes mamos yra funkcija auklėti savo vaiką. Nu, taip, ar ne? Arba lygiai taip pat mes teisėją aiškinam, ar ne, sprendžiam, nuosprendžius rašom, aš tau neatleisiu, aš ten tą, aš aną. Ta prasme, aš lygiai taip pat stebiu savo santykėje šitą dinamiką ir aš kartais net ir klausiu, ko tu dabar iš manęs norėtum, ar kad aš pabūčiau terapeutė, tau, coacherė, ar tu norėtum kaip iš moters, manęs kaip tavo partnerės gyvenimo mylinčios moters, norėtum atsakymą, kokio atsakymą šiuo metu iš manęs nori. Ir jeigu aš einu pati savavališkai į tą savo terapijos, psichosomatikos rytį ir dar kažką, aš jaučiu, kad viskas manyje yra nepasitenkinimas, santykiai, aš sakau, aš blogai jaučiuosi, kai aš šitoj roliai su tavim, nes tu esi mano vyras, tu nesi mano pacientas, klientas ar dar kažkas, tai sakau, aš noriu grįžti į moterį. Galim grįžti, sakau, ir aš tą, kai grįžtu į savo rolę, aš galiu atsipalaiduoti šalia vyro. Kol aš esu kitoj rolė, aš negaliu atsipalaiduoti ir aš negaliu mėgauti santykiais. Va, ir čia irgi yra tokia, Jarūnė, labai svarbi tema - laisvė ir atsipalaidavimas, ne? Nes kai žmogus yra laisvas, jis ir yra lengvas, atsipalaidavęs, jisai žino savo giluminę vertę, jam nieko nereikia bėgti, įrodinėti, siekti ten kažkokių titulų, pripažinimo, pagyrimo, pastebėjimo, ten ačiū, ne ačiū, ten įvertinimo, jisai tiesiog laisvas yra. Ir jisai, Laisvas netgi paprašyti. Pasakyk, kad mane myli. Pasakyk, kad skani vakarienė, o ne stebėti ir žiūrėti, tu netai pažiūrėjai į mane, tu nepasakei to ar ano, netgi laisvas prašyti to, ko tau reikia, savo poreikių santykiuose išreikšti. Taip, tai lygiai taip pat ir darbe, ta profesinė savirealizacija, ar ne? Jeigu man reikia įvertinimo, tai ką tai reiškia? Tai man reikia grįžtamojo ryšio. O ta sveiko suaugusio dalis, ką jinai daro, jeigu aš esu, vat,
vat su laisvė yra ir ta atsakomybė. Atsakomybę prisimti, atsakomybę už savo sprendimus, savo mintis, savo poelgius ir net savo jausmus. Nenumesti jų kitiem, kiti neatsakingi yra sužinoti, ko tu nori, ne? Va čia taip pat kaip santykiuose, nu, ar darbdavys, nes jis neatsakingas yra tave pripažinti, tave auginti, nes tai yra tėvo pareiga. Darbdavių pareigos yra visai kitokios. O jeigu tau reikia grįžtamojo ryšio, tai va ta atsakomybė, nu, aš prisiemu, aš atsakau savo. Atsakomybė man yra apie tai, kad ką aš savo atsakau, kai aš pajaučiu savo poreikį. Aš turiu poreikį būti įvertintai, pripažintai. Aha, viskas ok, aš tada savo ir įvardinu, aš turiu tokį poreikį. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad man reikia grįžtamojo ryšio. O aš kaip atsakingas žmogus prieš save tos vidinės atsakomybės turiu, ne išorinės ten visiems būti atsakingai įsipareigojus ir taip toliau. Visų pirma, vidinę prieš save. Aš ką, man sunku nueiti yra pasakyti, žiūrėkit, man reikia grįžtamojo ryšio apie tą ir tą. Tai būtent. Ir dar gali pasakyti palaikančio grįžtamojo ryšio. Arba auginančio grįžtamojo ryšio, kai tau pasakys ten 3 dalykus, kuriuos tu padarai gerai ir vieną pasakys, kur taisytina, ne? Tai tas bus toks auginantis. O jeigu reikia palaikančio, tai tave ir išgirstam, ką tu tame darbe, kur tavo stipriosios pusės, ką tu ten gerai padarai, tam, kad tu galėtum pakartoti. Arba jeigu tau reikia žinot savo klaidas, kur tu susimovei, bet tu nematai kažko apie save, nu tai nueini normaliai, kolegiškai ir paklausi, žiūrėkit, nu va čia. Bet tai yra jau, matai, mes kalbam apie vat, visai kitokį sąmoningumo lygį. Ir aš žinau, kad tu daug kalbi irgi daliniesi apie tą naują sąmoningumą, kuris, nu, jeigu galima taip pasakyti, aš sąlygiškai taip įvardinu naują sąmoningumą, ar ne, kuris mus išveda į visai kitą paradigmą, tą savo gyvenimo kūrėjo paradigmą ir kaip mes esame ne kartą kalbėję, tą 5D dimensiją, ne? Apie ką tai yra, papasakok. Būtent 5D dimensija yra vienas pagrindinių principų laisvė. Ir jeigu žiūrėti iš astrologinės pusės, kas domisi žuvų vandenio, tai lygiai tas pats yra laisvė. Vandenis yra laisvė. Laisvė rinktis, laisvė reikšti save ir unikalumą, žinojimą, kas aš esu ir gebėjimą būti šalia tokio pat unikalaus ir tiesiog dalintis, bendradarbiauti. Bet lygiai taip pat, žinant tas visas rolės, prisiemant atsakomybės, einant į santykį, žinant, čia aš mama ar dukra, aš čia žmona ar terapeutė esu. Kas aš esu? Aš pavaldinys ar vadovas? To niekas nepanaikina. Taip, mes turim jaustis vienintelį savo tai, kad vadovas vertingas tame, aš vertinga tame. Savo žinojimas, nekvestionavimas. Jeigu mes esam 2 specialistės, mes puikiai suvokiam savo verčių skirtingumus, bet mes vienodai vertos realiai visatos akimis žiūrint, ar ne? Nu taip, ir iš to išeina, kad nėra čia konkurencijos, iš vis kaip po tokios jos negali. 3D realybėje yra konkurencija. Taip, tenai yra konkurencija, čia yra kolaboracija, čia yra bendradarbiavimas, va tai, ką va čia, va, man net šiurpas eina per odą, kūnas sako, o, gerai. Taip, tai čia yra iš tikrųjų, tai aš atsimenu, kai tu sakei, va, kad kai tu suvoki, kas aš esu ir kur mano galia, tada aš esu laisvas, va, išreikšti save tokį, koks aš esu. Taip, ir tai yra labai labai svarbu, va, tas gebėjimas išreikšti, koks aš esu, be bandymo atitikti kažkokius tai nustatytus standartus arba kitų žmonių nuomonės. Nes standartai ir nuomonės jos varžo. Labai stipriai varžo. Ir jeigu vienos moters yra galia jo švelnume, taip. Pas kitą galbūt kaip tik jos aktyvume, jos adrenalino siekime, jos lėkimo, jos aistros parodymo. Pas kitą bus iš viso rūpesčio, globos, energija stipri labai ir jinai tame bus stiprybė jos. Ir kai man iš šalies kas nors bando pasakyti, žiūrėk, tu gal būk švelnesnė. Ir aš tada susigėstu, susigūžiu, galvoju, rimtai, galėjaugi būti švelnesnė.
Empatiškesnė. empatiškesnė, gal reikėjo kažkaip kitaip. Ir aš pradedu save kvestionuoti, aš pradedu savim abejoti ir aš tą suprantu. Aš esu net darius specialiai tai. Per sesijas aš tampu švelnesnė, geresnė ir aš žiūriu, kad aš negaliu padėti tada esančiam šalia manęs, nes aš ne savo galioje, aš ne savo jėgoje, aš ne savo unikalume, kas aš esu. Ir aš to negaliu pasitarnauti žmogui. Ir kai aš vėl grįžtu į savo tai, kas aš esu, taip, aš galiu pakoreguoti, kaip aš tai pateikiu. Kokius žodžius vartoju, intonaciją kokią vartoju, viskas gerai. Kaip aš galiu koreguoti, bet kas aš esu, nereikia koreguoti. Ir va tada aš galiu padėti žmogui. Ir tada aš matau didžiausias transformacijas, kai aš pati esu savo galioje, apie save. Ir tada galiu vesti žmogų į jo tikrumą, ne kitaip. Jo, bet aš dabar klausausi tavęs ir man tokia ateina mintis, o kas vyksta tose transformacijų sesijose, tiek pas tave, tiek pas mane, ar ne? Apie ką čia yra ta transformacijų mentorystė, apie ką tai yra? Bet tai ir yra apie išsilukštenimą. Taip. Iš to kiauto, kuris buvo suformuotas dirbtinai, arba iš to, kad psichika taip veikia, ar ne, iš tų apsauginių mechanizmų, tų savo vidinių sienų, vidinių barjerų. Ir tokia metafora man ateina, kad tai yra darbas, tai yra statybinis darbas. Kaip iš sienų visą tai paversti į tiltą, kuris ves į tavo tikrąjį aš, nes tam reikia virsmo. Tam reikia virsmo, ne savęs permodeliavimo, perkūrimo, perprogramavimo. Mano giliausių įsitikinimų tai yra ištraukimas tavęs iš kiauto, iš to savo esmės atskleidimas. Apie tai yra, kad išsivadavimas iš visko, kas tave varžo. Iš kitų nuomonių, iš tų įsitikinimų. Aš netgi matau, žinai, kartais, kaip su klientė mes kalbam ir va, kaip aš pasakiau, ar ne, kad nereikia keisti, kas aš esu. Reikia, kaip tai aš pateikiu pasauliu. Vienintelį dalyką, ką mes galim pakeisti, kaip, ir coachingas apie tai, ar ne, o kaip man pasiekti tikslą, o kaip su tais resursais, kuriuos aš turiu, galiu kažką padaryti. Tai va tas kaip ir yra, va, pavyzdžiui, kai yra vienas irgi laisvės slepiasi po gelbėtojų. Nes mes galvojam, kad mes išgelbėsim visą pasaulį, visus padarysim laimingus, o dabar vaikais, mama ten vyru pasirūpino, o dabar jau aš, o tas aš nebelieka jėgų ir iš viso jokio potencialo tame nėra. Ir guliti ant sofkutės. Jo. Ir aš tada sakau, žiūrėk, bet aš tavyje matau, sako, bet man taip gera gelbėti kitus, man taip toks kaifas gelbėti kitus, bet pati neturi visiškai jėgų moteris. Gerai, žiūrėk, jeigu tu moki gelbėti kitus, šitą tavo savybę mes neperdirbam, mes neišmetam iš šiukšlinyką ir sakom, fui, kokia tu negera. Mes ką darom? Mes gelbėjimą nukreipiam į save, pradam gelbėti save. Taip, tą resursą nukreipiam į savęs atskleidimą. Taip. Bet iš tikrųjų atrodo, kad čia vėl kita tema yra apie tą gelbėjimą ir norą, žinai, norą ant savo pečių ištempti visais, pasirūpinti. Čia tikriausiai vėlgi tokia tema yra, o kiekgi vis dėlto, gerai, mūsų užsiminėjai apie mentalitetą. Istoriškai mūsų laisvė buvo varžoma. Žodžio laisvė, čia žodžio draudimai, tikėjimo laisvė. Ir su tokiom programom užaugo mūsų seneliai, ta prasme, suformavo tokias programas, kad būti laisvu yra pavojinga. Būti laisvu yra pavojinga, nes su tavim gali susidoroti. Išreikšti, tu gink Dieve savo ten nekišk trigrašio, nesakyk kažko, arba jeigu tau pasisekė, tu tylėk, arba apskritai tas neišsišok ir būk kaip visi iš tikrųjų. Jo, ir po tuo labai įdomu būtų patyrinėti, o kokie tie draudimai atėję iš praeities kartų, kaip mums, ar ne, kaip draudimai, kaip tokie yra uždėti. Bet čia tikriausiai mūsų kito laivo tema, nes aš manau, kad mes čia ir šiaip jau įsiplėtėm šį vakarą ir galėtumėm apie laisvę kalbėti labai daug. Ir būtų labai nuostabu, jeigu jūs klausytojas tiesiog komentaruose parašytumėt,
O kokios mintis jums surezonavo, o kur buvo galbūt tas klik aha momentas, ką jūs supratot šiek tiek daugiau apie save. Ir parašytumėt, ar mums toliau tęsti su Jarūne šitą laisvės, laisvės televiziją, tą pokalbį apie laisvę, ar žiūrėti iš kitų kampų, ar jums įdomu. Jo, iš tikrųjų įdomu būtų, kokie klausimai kyla apie laisvę, galbūt prieštaravimai vidiniai kyla, kur jūs nesutinkat su mūsų nuomonė. Ir išgirdus šitą dalyką galima irgi ir mes pačios pamatyti kažkokį naują kampą ir jums parodyti, o kaip galbūt yra dar kitaip, negu mums atrodė. Kaip Nes mūsų galėtų protas būti? labai riboja mus, ar ne? 97% minčių yra tos pačios. Tai galbūt mes galim ar ne parodyti kitą kampą ir praplėsti būtent tas tematikas, apie ką mes ir kalbėjom su Indre, apie laisvę ir kontrolę, apie laisvę ir bandymą išgelbėti, tada aš būsiu laisvas daryti, ką aš noriu. Tarsi Atidėliotą nusipelnyti laisvės, gyvenimą. atidėliojimas gyvenimą, apie kovą, išsikovoti laisvę kaip po tokią, ar ne? Teisė. Apie galimybę rinktis, atrodo, kai, nu, nematai, o ką čia rinktis, aš bejėgė esu, aš negaliu rinktis. Taip, tai ačiū tau, Jarūne. Ačiū, Indre. Be Labai galo įdomu. malonu bendrauti tokioj sinergijoje ir jaučiu, kad mes čia tikrai dar ne kartą kalbėsime apie tai. Ačiū Jums, mielosios, ir iki kitų kartų. Iki.